Na ką, sveiki sugrįžę į mano kanalą, čia žvejys mėgėjas nenugalimas. Na ką, vėl žvejoju, jau pasistačiau dugninės. Dabar aš pasišersiu, tai va vienam kibire turim česnakinio pašarą su kukurūzais ir raudonųjų sliekų pašarą. Abudu brandas Trapper pašarą. Na va, suminkysiu va tokius atrutuliukus ir užšersiu vietą. Na, va taip pat senoviškai šįkart gaudusiu be signalizatorių, nes vienas nuskendo. Vieną turiu, tai pasistatysiu aš jį. Bet kol kas aš senoviškai va taip vadu, bet vis tiek, kol sėdžiu prie leptelio, tai ir nelabai reikia tos signalizatorius, nebent kai aš išėjęs. Uiktuna! Nebūtinai. Gali kažko gero traukti. Nemačiau, bet aš matau, kad labai prieš. Nepasirodė, kad dydis. Ne, lynas. O? Ne. Ne. Uiktuna! Geras. Oik tu savo, kaip traukėsi. Oik tu savo. Palauk. Pabandyk tolynai. Dabar... Gal pasieksiu. Ai, dabar tu, mama, tupkis ir tu... Nu, tupkis. Opa. Na ką, pirmas vakaras ir iš karto lynas, nu va. Ir įdėjau į bučią, aš pagalvosiu ar paleisti ar ne. Šiaip paskutinį į lyną, kurį mes visiems buvo su ikrais, tai aš jų nenoriu imti dabar. Kadangi su ikrais dauguma jų gali būti. Nes šitas storas, aš vat pastebėjau ties su ikrais labai ir blet boiliukas. Įkrito man. Nu, tie lynai visai pasėjo. Na ką, nu, toliau mes žiūrėjom, toliau buvo tų kibimų buvo, bet netiek jau daug buvo, kad ten jau kažkas perspektyvaus vyktų. Nu, sliekas mano apgraužtas, boiliuko nėra, nes boiliukas tai mano tirpstantis, tai daug šansų, kad ir nutirpo. Na va, aš lyno gyvenime nesu pagavęs ant boiliuko, tai man toks naujas dalykas. Išmoktas pakibant tokio smirdančio, labai smirdančio boiliuko. Opa, vėl turiu. Nusakau. Ai, nedidukas. Paleisim. O, mažiukas, liniukas. Tokius tai kalbų nėra. Ne. Ir vėl ant boiliuko pakibo. Opa. Gerą, jau trečią lyną turiu. Taip, irgi paleidžiamas. Paleidžiamas, ne? Man atrodo, kad toks kaip pana. Ne, eik. Pažiūrėk. Ne toks. Nu, puskelis. Apie pusę kilogramą duok. Ne, tokį paleidžiu. Aš irgi tokį paleidžiu. Anu, pirmą tai ne. Trečias lynas šios žvejybos. Nu, visiškai prisikėlė lynai. Visiškai ant boiliuko. Viskas ant boiliuko. PVZ. Ir mano šitai pusė nekimba, bet vat ant šitos kažkaip bet labai kimba. Aš aišku čia pašėriau daugiausiai, nu, tėtis nesišėrė, šėrėsi kiek norėjo ant savo vietos. Aš už jį nešersiu. Bet va.
Na, va, kaip faina, tai dar būtinai reikia pasėdėti, nes tikrai dar galima sulaukti kibimo. Jo, visai gerai, kad tėtis yra, kuris padeda man ištraukti žuvį su graibštu. Va, kimba ant va tokių boiliukų su liublė. Čia papupai tokie boiliukai, papupai čia. Ant paviršiaus tokie boiliukai. Ir vėl turiu, ir vėl. Ir vėl turiu lyną. Eik tu sau, ketvirtą jau turiu lyną. Eina sau. Nu čia tai absurdas. O čia tai jau, čia bus geresnis lynas. Šitas bus geresnis. O, geras. O, šitas kilograminis. O, atsikabino jis, atsikabino. Na, dar vienas lynas kilograminis, trečias, ketvirtas lynas jau šios žvejybos. Ketvirtas lynas. Na va, vėl metu, nu eina nafik, aš tai jau žinokit, aš tai jau esu laimingas. Aš jau labai laimingas žmogus esu po tokios žvejybos. Nu, tikrai, lynas įdomi žuvis. Vat vieną kartą man 1 per 3 dienas pakimba, kitą kartą va dabar vakare atvažiuoju ir, na ką, pasižiūrim kol kas rezultatą. Nu, vienas paleistas lyniukas, mažas, bet kol kas 3 normalūs lynai. O, va, 3 lynai yra. Nu ką, reikia paskambinti mamai ir pranešti geras naujienas, gal norės ateit pasėdėti su manim atliepti. Eina nafik, jūs ką tik praleidot. Man buvo geras kibimas, lynas turbūt. Paėmiau ir nutraukiau kablį, bet iš karto. Tik pakirtau ir nutrūko man kablys vėl ant boiliuko. Tai va, jau būtų buvęs 5 lynas šios žvejybos. Nu tai ką, gaila, bet ką padarysi, einu persirišti. Va tikiuosi, kad neliko tas lynas su kabliu buknoje, nes tada tai jau būtų, labai jau blogai tada būtų. Na ką, jau dabar rytas. Kaip naktį labai pylė lietus. Jau labai pylė lietus naktį, tai. Žinau jau kaip. Pagi nieko nėra. Na va, užmečiau dugninės ir lyja lietus. Nu šiaip žada, kad lietus turėtų neužilgo baigtis, bet jeigu čia tiesos yra, tai labai gerai. O kol kas užmečiau dugninės, tai va, vėl ant smirdančio boilio. Čia ant šito marcipaninio vafterio, dar nebandęs, ir kukurūzo. Tai va tokį saldesnį ir tokį, dar čia su pašaru smirdančio, čia tai su česnakiniu padažu. Oi, su česnakiniu pašaru. Tai va. Tai šiaip tu pašarai vakar veikia tik tais vienas smirdantis. Tik tais smirdantis pašaras veikia, tai man. Ir ant to boiliuko tik tais kibo. Nes šiaip dar 2 meškerės buvo užmeštos mano tėčio ir antra mano meškerė. Ir nekibo ant tų abiejų. Nors jos ant boiliuko nebuvo užmestos, tai aš nežinau, kodėl linai pasirinko būtent boiliuką, bet gerai, kad išradom, ką pasirinko.
O šiaip pasižiūrėsiu, kada čia baigsis lietus, nes man jau labai įdomu darosi. Labai jau noriu, kad baigtųsi jisai. Labai jau šniso. Va, kol kas va tokią va sistemėlę naudoju, tai va boiliukas ir šėriklėlė. Aš galvoju tą pačią sistemėlę, gal padarysiu su metodo šėriklėlė, gal būtų kažkiek efektyviau, nežinau. Nors žinau, kad su boiliukais jie taip daro. Aš nežinau, ar asmeniškai man taip pasisektų pagauti daugiau žuvies. Bet va, kol kas bandau boiliuką, tai gerai. Visgi daugiau žuvies yra. Aš kol kas dar turiu lyną tinkle. Nupučiu ją šitam. Bet aš galvoju, ar man jį paleisti, ir neaišku, tie lynai labai gyvybingi. Jis dabar ten turi daug erdvės, gali plaukioti, nieko tokio. Bet jo, manau, kad reikia greit apsispręsti, nes geriau žuvį kuo sveikesnę paleisti vandenį. Tai va, aš kol kas dabar pasirašiau dar burbuliukų savo ant pasišėrimo. Nu, kažkas čia man kimba. Būsiu pasiruošęs kirsti. Kažkas kimba. Oik tu nu. Viskas. Oik tu savo. Dabar tai turiu. Oik tu savo, dabar tai turiu žuvį. Taip ir galvojau. Oik tu savo. Kaip kovoja. Neik ten. Oik tu čia gali ir. Opa, yra. Va. Geras. Vis. Oik tu kažką trauki vėl. Oik tu ir vėl lyną traukiu. Opa, kaip smagu. Antras lynas. Blet. Fuck. Nutrūko. Tokio mažumo jinai. Na gerai, startas. Čia yra apšilimas toksai. Įšylo rankos. Čia tokią satanavižadrebę Lukas traukia. Aha. O dievė, jinai taip... Užtektų vieną kablį, tu nemanai? Va, nuplaukė. Nuplaukė, ačiū Dievui. Nuplaukė ir... Mes jau atėsėjom greičiau. Ne, nebūtinai. Bet dabar lydekutę turiu. Maža. Tokia padarbu. Ai, na nafik. Tai vėl bus išsipažinsiu. Ne, šiaip tais neblogai. Ačiū Dievui, už vieną. Nu, kokie durnos tas mažas lydekos jos. Alkanas. Jam augt reikia jos. Nu, tikrai. O, čia bus gera. Čia bus gera. O. O, čia visai valgavo.
Jeigu. Va, Čia jau legaliai jaučiu. legali tikrai. Aš laikau meškę. Va, po tokia lydeka. Mano telefonas liko liemeniai. Arba tu savo telefoną turi? Ne. Aš tavo galiu išeiti. Paleis nesakyti. O, gera. Geresnė. Geresnė. Įsijungi. Įsijungiau. Nedidelė. Gerai. Nu, ateik čia. Mums viskas kaip palei vieną nerką padarytos. Jo, o dieve, kraujuoja. Ką tik lynas man pabėgo. Jau grįžau iš valties. Pasišėriau vakarinį žyvį ir lynas pabėgo. Gal kilogramas su puse kažkur. Ai, nesau, kai gaila. Aš labai durnai ėmiau. Nepavyko man jo paimti labai gražiai. Kažkaip, kai įsiminėjau jį nusimušę, nes labai silpnai įsikabinęs buvo, bet pavyko sukovoti, nežinau, gal kažkaip būtų gal pavykę gerą žuvį ištraukti, bet ką būna. Ir taip daug žuvies pagavau, tai aš nepykstu. Vėl ant bailiuką paėmė, bet jau ananasinę, nesmirdančią. Aš žinau. O dabar tai turiu turbūt lyną. Nepavyko jos. Dabar tu apsitūpk ir kišk kuo toliau kaip gali graibštą. Už pačio galiuko, už pačio galiuko. Gerai, žinok, laikysim labai sunku. Davai, graibštą. Oi, davai. Oi, dabar tau reikia užtekti. Tu moki užtekti? Moku. Nu, pasižiūrėsiu. Fantastika. Na ką, jau rytas, jau šiandien važiuosiu namo, bet dar kol kas turiu laiko pažvejoti. Tai va, ką tik atsikėliau, dabar 6:30. Tai va, tik ką užsimečiau meškeres, dar pasišersiu dabar. Ir bandysim sugauti toliau linų, o dabar rytas gražus, tikiuosi, kad... Opa. Ir reikia taip po truputį, ne? Gerai, labai gražiai.
Va, kaip gražiai. Oi, nedidukas šitas. Ai, gal ir didelis. Gal ir nemažas. Ant ananasinio boiliaus. Vat iš tos pusės darom tokį patį maršrutą. Man vakar maršrutas visai patiko. Smagus visai. Va. Ai, aš paspaudžiu kameros įjungimą, bet man neįsijungia jinai. Va. Gerai. Bet nufilmavo dabar. Bet tokia pati nedidelė. Didelė. Beibiškesnė. Bet klausyk, kaip kirto jinai.